Šiandieną, rugpjūčio 21 dieną, Vilniuje, Daukanto aikštėje prie prezidentūros buvo pradėta bado akcija. Tiems žiūrovams, kurie praleido progą arba neturėjo galimybės stebėti rugpjūčio 15 dienos reportažo iš Seimo rūmų, paprašiau apie šios akcijos tikslus papasakoti pagrindinę organizatorę. Gal galėtumėt prisistatyti? Esu Lietuvos piliečių tarybos pirmininkė Katavičienė Skolastika. Akcija išprovokavo padėtis Lietuvoje, teisinių reikalų krizė. Bado akciją vykdome todėl, kad prieš 2 metus inicijavome mitingą Kaune prie Kauno apylinkės teismo. Tikslas buvo to mitingo: visuomenė reikalauja teismam vykdyti teisingumą. Per 2,5 metų jokių pokyčių į gerą pusę mes nebematome. Tie žmonės, kurie turi teisminius procesus. Ir mes kovojame prieš teismus, ko neturėtų būti. Mes kovojame ne prieš tos teisėjus, kurie yra sąžiningi, padorūs ir pagal teisinę kvalifikaciją profesionaliai nagrinėja bylas ir priima teisingus sprendimus. Mes šiandien susirinkome ir badausime, atliksime bado akciją, vykdysime neterminuotą. Jinai bus vykdoma iki to laiko, kada pateikti reikalavimai bus prezidentei, prokurorui, generaliniam Seimui ir kitiem valdžios atstovam, pareigūnam. Reikalavimai bus mūsų įvykdyti. Renkasi daug žmonių. Informacija yra perduota 28 pasaulio valstybėm ir labai tikime, kad mes savo tikslą, jeigu ne visapusiškai, tai iš tikrųjų pasieksime daugeliu atveju. Pristatydami tikslus prie spaudos konferencijoje jūs sakėte, kad šita akcija bus ne tik tai, kad testinė laiko atžvilgių, bet ir išplėstinė, ta prasme, kad ją gali palaikyti ir regionai. Kokia situacija yra šiuo momentu? Šiandien ryte nuo pat 8 susirinkę mes sustatėme komitetą iš 5 asmenų. Vadovauju tam komitetui kaip pirmininkė aš. Toliau yra 2 pavaduotojai, Donatas Šulcas ir advokatas Jonas Ivoška. Ir yra narys Vilimas, profesorius Vladas Vilimas. Ir Serventa Kazis. Tada šitas komitetas taip pat įsteigė komisiją iš 7 mokslininkų ir patyrusių teisininkų. Ir mes dabar visus reikalavimus, kuriuos gausime iš piliečių Lietuvos, kurie turi nusiskundimų teisiniais dalykais, bus pateikti šitai komisijai ir komisija išnagrinės ir nuspręs, ar reikia reikalavimus pateikti prezidentei ir kitiem valstybės pareigūnam. Aišku. Kiek žmonių šiuo metu dalyvauja bado akcijoje arba prisijungia prie bado akcijos? Bado akcija yra žurnalas, aš nepasižiūrėjau galutinio skaičiaus, manau apie 100. Ta prasme, tai aktyvūs dalyviai ar tik tai rėmėjai? Čia tik tai yra dalyviai, kurie ateina. O dabar kiek nakvos, kiek tikroj bado akcijai bus, mes sužinosime vėliau. Nu kągi, didelis dėkui ir tikiuosi ateityje nepasidžiuosite ir duosite mums žinoti, kaip vyksta, kokie įvykiai. Žinoma, be jokios abejonės ir lygiai mes jums dėkingi esat, kad platinat mūsų informaciją.
ir kviečiame kuo daugiau žmonių prisijungti prie mūsų. Visokeriopos jums sėkmės ir kad pasiteisintų jūsų lūkesčiai. Dėkui. Kalbinu Bado akcijos organizacinio komiteto narį Donatą Šulcą. Gal galėtumėt truputį apie save papasakot ką nors? Aš esu Lietuvos žmogaus teisių sąjungos pirmininkas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos narys, ir kitų visuomeninių aktyviai veikiančių JODAJOT konfederacijos tarybos narys. Visur ten, kur ginamos žmogaus teisės, visuomeninėse organizacijose dalyvauju. Dėkui. Kokie būtų jūsų pirmos akcijos dienos įspūdžiai ir, sakysim, pastebėjimai? Galbūt norėtumėt kokias nors pageidavimus įsakyti arba, sakysim, kokios paramos reikia jūsų akcijai iš žiūrovų pusės? Kokie pageidavimai būtų? Pageidavimai būtų gal aktyviau dalyvauti ir visiems nukentėjusiems pareikšti savo poziciją, savo bėdas. Nes kiekvienas žmogus užsidaręs vienas, jisai tiesiog nebesugeba suvirškinti savo bėdų. Jam tai bėga iš tos Lietuvos, tai žudosi, tai puola į depresiją. Taigi, tegul ateina kiekvienas žmogus, kuriam skauda. Mesgi nei pinigų neima, mes pasiruošę visiems padėti. 1999 metų rudenį, kada aš priverčiau atvažiuoti, tokie buvo kėdainiečiai Paulius ir Raudona Džiuvės, jie buvo išvaryti iš savo namų, nuo savo namų ir gyveno gatvėje, palapinėje. Grinai tiesioginė prasme, iš pradžių gyveno savo namo kieme, o po to buvo išvaryti savo namo kiemo ir namas atimtas ir jie gyveno gatvėje. Taigi, paėmiau aš juos ir atvežiau 99 metais, rugsėjo 4 atvežiau prie Seimo. Tai nuo rugsėjo 4 iki sausio 24 jie pragyveno, bet šiandien jie gyvena savo namuose. Taigi mes padedam žmonėm, yra galimybės padėti. Ir šiandien mūsų reikalavimai yra 3 pagrindiniai reikalavimai. Tai teisėjų ir prokurorų personalinės atsakomybės įvedimas. Tai šiandien, kada teisėjas išdrįsta Lietuvos
Respublikos vardu skelbti nesąmoningą įstatymam prieštaraujančią nutartį, sprendimą, toks mūsų dalyvavimas ir pasipriešinimas, tai yra reikalavimas įvesti personalinės atsakomybės tokį kaip cenzą, tai yra būtinas. Antras mūsų irgi reikalavimas, kad sustabdyti teisėjų vienvaldystę, kad būtų įvesta prisiekusiųjų teismų, prisiekusiųjų institucija. Nu, jeigu dar kalbos eina apie tarėjų. Tarėjai 94 metais buvo panaikinti. Nuo 94 metų iki šios dienos teisėjai vienvaldžiai nusprendžia, kad taip reikia daryti, kad konstitucija yra rekomendacinio pobūdžio. Taigi tarėjai, ar mes manome, kad vis dėlto prisiekusiai, kurie prisieks, ne teisininkai, bet žmonės iš gyvenimo atėję, namų šeimininkės, agronomai, kurie susidūrė su savo gyvenimo aktualiam, su savo darbo specifika, gatvėje mato žmonės, tai jie privalo būti tais prisiekusiais. Ir jie padės teisėjam išspręsti bylą iš žmogiškosios pusės, ne vien tik tai sausas įstatymas arba papirkimas. Taigi, būtina, manau, prisiekusi vis dėlto institucija. Taip pat trečias mūsų reikalavimas, toksai vienas iš pagrindinių reikalavimų, tai būtų tai, kad reikalinga, kad kiekvienoje teismų instancijoje būtų pilietis išklausytas. Žmogus, kuris kreipėsi į teismą, visuose teismų instancijose turi būti išklausytas. Lietuvos Respublikos konstitucijos 111 straipsnis labai aiškiai nurodo, kad yra pirmos instancijos teismas, apeliacinės instancijos teismas ir kasacinės instancijos teismas. Šiandien iš Lietuvos piliečių, paprasto Lietuvos piliečių, šiandien čia stovinčių, čia šiandien vaikščiančių, yra atimta teisėja apeliacija. Tai yra šiurkščiausias Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimas. Taigi mes reikalaujame, kad būtų grąžinta, panaikinta apeliacinės instancijos atėmimas tas, kad žmogus negali kreiptis. Aš, pavyzdžiui, negirdėjau, kad būtų atimta apeliacijos teisė. Gal galėtumėte apibūdinti, kada ir kokiu būdu tai buvo padaryta? Kaip ir kasacija buvo, kasacijos teisė žmogaus atimta 2003 metų nuo gegužės 1 dienos, tai yra kasacija nuo 2003 metų surašo tik advokatas. Yra apsunkinta tom, kad privaloma dėl išsilavinimo cenzų, dėl materialinio, dėl pinigų neturėjimo žmogus negali kreiptis, jam būtinai pas advokatą kreiptis, kadangi tik advokatas, turintis aukštą juridinį išsilavinimą, gali surašyti kasacinį skundą. Tai palauk, pas mus žmonės visiškai pasmegeniai, kad gali tik kasacinį skundą. Tai buvo beveik 14 metų žmogaus tyčiojimasi kasacinės instancijos teisme. Šiandien, nuo Liepos 1 dienos, lygiai tokius pačius reikalavimus ir apeliacinės instancijos teisme. Taigi žmogus negali paprasčiausiai neturėdamas pinigų, gaudamas 300 eurų, negali surašyti ir neturėdamas įsilavinimo, negali surašyti apeliacinio skundo. Tai konvencijos 7 protokolo 2 straipsnis aiškiai nurodo, kad kasacija yra būtina. Lietuvos konstitucijos 33 straipsnio 2 dalis vėlgi laiduoja, kad kiekvienas pilietis gali kreiptis į aukštesnę instanciją, kad būtų peržiūrėti žemesnės instancijos priimti sprendimai. Šiandien ir dargi draudžiama persekioti už kritiką. Taigi šiandien negalima. 33 straipsnis konstitucijos negalioja. Dėkui. O ar sulaukėt šiandieną kokio nors dėmesio iš vyriausybės, iš prezidentūros ar iš kitų institucijų? Ar buvo atėję kas nors išklausę jūs,
pasidalino rūpesčiais, ar taip ir liekat kol kas ignoruojami ir... Aš jau, kaip minėjau, nuo 1999 metų, prieš 18 metų jau tiesiog į visų valdžiažmogių širdys reikia belstis. Šiandien teisėja, kurį skyrė, tai yra prezidentė, kurį skyrė teisėjus, net neatėjo, neįdomu niekam. Niekam nei iš apsaugos neįdomu, niekam. Neatėjo, tik mes, o patys, kurie sėdi, kurie reiškėmės, tie ir atėjo. Dėkui didelis, tikiuosi, kalbamės ne paskutinį sykį ir susimatysim dar. Nu, tai va, jūs tankiau pasidomėkite. Labadiena, ponė. Turbūt neatsitiktinai papuolėte čia šiandieną į Daukanto aikštę į šitą bado akciją. Ne, jokių būdų neatsitiktinai atvažiuojam specialiai, labai vargom keliai, žinokit, sugaišamos net 3 valandas, kol dasikasėm iki čia. Ar su ketinimais pritarti ar paprieštarauti jos tikslams? Jokių prieštaravimų negali būti. Žinokit, iš tikrųjų tai reikia visom 4 visiems, visais frontais platinti. Čia, žinokit, šito akcija baisiai reikalinga, bet niekur neina užsikabyti, sužinojom tik internetu. Ne per televiziją, ne per radiją, internetu tik tai. Aišku, didelis dėkui. Kaip pati ruoštės sudalyvauti arba paremti šitos akcijos dalyvius? Nu, visų pirma, bandysim paremti, kreipsimės į Angliją, į savo vaikus. Mano ten išgrūsti pilna ta žodžio prasme. Ir žinokit, esam patys nukentėję. Mano po 2 insultų žmogus murdosi su krašto apsaugos karo policijos pavaduotoju Arūnu Venskumi. Ir dabar mes esam 2 metai byloj. Ir žinokit, manom, kad nelauksim į žmogaus teisų teismą rašysim, nes čia be prošvaisčių visas šitas. Aišku, didelis dėkui ir sėkmės jūsų žygiuose. Dėkui jums. Labadiena. Nutarėt aktyviai sudalyvauti šitoje akcijoje. Turbūt neatsitiktinai jūs čia atsiradote, atsidūrėte. Kokie lūkesčiai, kokie tikslai jūs atvedė čia? Gal galėtumėt pradžiai prisistatyti? Sėdė, sako, pavedėjas, reik, sako, iškėtė įveiką. Dėl ko? Paskui jis atbėga. Aš galima sakyti, iki taip 1 metų atgal galvojau, kad Lietuvoje egzistuoja teisybė, kad egzistuoja teisingi teismai, kad yra policija, kuri gina Lietuvos piliečius, kad galima juos kažkur apskųsti, jeigu jie blogai atlieka darbą. Pasirodo, pas mus to nėra. Pas mus neegzistuoja nei policija, nei prokuratūra. Teismuose galima spręsti bylas pagal pareiškėjo pateiktus duomenis, nepatikrintus. Reiškia, tiesiog galima, jeigu tu iškvieti policiją daugiau negu 3 kartus, nesvarbu, kad tave apvogė, tai 10 kartą, 20 tu jau negalėsi kviesti. Tu jau net 4 galbūt negalėsi kviesti, nes paprasčiausiai per daug dažnai kvieti policiją. Ar ruošiatės, kaip sakyt, nakvot, dalyvauti šitoj akcijoje ištisai, ar epizodiškai prisijungti? Epizodiškai prisijunginėsiu, nes aš turiu šiuo metu darbą ir dirbu. Badauju ne 1 kartą, nes dar taip pat galima pridėti, kaip dirba darbo birža, arba kaip dirba kitos Lietuvos įstaigos, kurios priverčia Lietuvos piliečius badauti po pusę metų, nemokant jokių, turint už 30 metų darbo stažą, nemokant jokių pašalpų ir išmokų, taip toliau, netekus darbo. Taip, kad badauju ne 1 kartą ir epizodiškai, nes nenoriu dabar prarasti darbą. Tai šios akcijos organizavimo formatas numato tokius variantus, kad galima prisijungti, padaryti pertraukėlę ir vėl per naują vykdyti akcijas. Ir pasižiūrėjusi mane, tai aš negaliu visą laiką badauti. Leiskit pasižiūrėti jūs iš to.